trys lietuviški filmukai ir šiandien darysim, tiksliau aš darysiu dar vieno kanalo pristatymą, susipažinimą su chemikė Paskalė, kaip matot, jinai čia dirba. Ir paimsim šitokį interviu šiokį tokį ir taip. Ir man į pagalbą ateis Fėja Džeisė. Taip, ir aš tai ten. Taigi, ir mes galim pradėti. Taigi, ponia Paskalė. Labą dieną. Labą dieną. Mes čia norėtume pristatyti jūsų kanalą žiūrovam. Štai čia kamera. Taigi, ir mes šiek tiek paklausim. Taigi, tai ką jūs čia darote? Kvepalus. Tai kaip matau, čia yra dar nepabaigti kvepalai. Taip. Taigi, tai ir kodėl jūs nusprendėte pradėti kurti filmukus? Mano draugė kūrė filmukus ir man žiauriai patiko. Aišku. Ir gal papasakokit šiek tiek apie save, kiek jau metų, iš kur jūs ir tai koks jūsų vardas tada būtų? Chemikė Paskalė. Ir kiek jų metų? 8. Iš kur esat? Iš Vilniaus. Gerai. Taip, Fėja, dabar tu paklausk. Atleiskit, čia man į telefoną rašo. Mes čia biški labai populiarios kabučių sistemai. Tai dabar tu gali klausti. Nežinau, ką klausti. Tai... Oi. Tu čia tuoj sudaužysi mūsų Paskalės. Taigi, jeigu ką nori, tai gali dar pridurti. Fėja! Eik iš čia. Tai, gerai, tai jau. Tai gal ką nors norit pasakyti? Ką nors dar, kad jau. Ir prašau laikinti. Tai buvo labai keista, nes mes dar net neužbaigėm šios temos. Ir taip, taigi... Taip, tai ką pasakysi dar? Nieko. Tai ar būsit aktyvi? Taip. Tai pasakykit, kad jūs esate kolabe. Mes trys, aš, Chemikė Paskalė ir Fėja Džeisė, esam Lauros Aupijos kolabė. Tai ten irgi einat užsiprenumeruoja tą kanalą ir laukiat penktadieniais mūsų video. O pavadinimas yra Fantastiškas kolabas. Tai su 2 L. Tai, manau, užteks kaip pristatymui, ar ne? Paskalė. Taigi, ir ačiū, kad žiūrėjot. Gal tu pasakyk, nes aš nežinau, kaip tu sakysi per kiekvieną video, kai pabaigsi kokį. Tai. Ten kaip aš sakau. Ten pas mane gan ilgas tekstas, tai. Kaip tu sakysi? Alio. Tai kol kas dar jinai nežino, čia pirmas jos filmukas. Ir taip. Taigi, jeigu patiko, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, taip pat išreikšti savo nuomonę
Taip pat nepamirškite išreikšti savo nuomonę komentaruose ir nepamirškite prenumeruoti, juk tai nieko nekainuoja. Taigi, ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Ciao!